Nu, atėjau į užsiėmimą su aplinkos nuotaika, lietus, šlapia, saulės nėra, nu tai va sąlygojo šitokie dalykai. O čia bendravimas, spalvos, tarpusavio ryšys, nežinau, labai daug gerų emocijų. Atėjau su tokia nuotaika, kad noriu kuo daugiau kažką sužinoti naujo, kažką tai išmokti. Ir išeinu su labai gera energija, su gera šiluma, su bendravimu, labai jauki aplinka ir daug ką sužinom, naujo išmokstam. Aš su labai gera nuotaika atėjau, o su dar geresnė išeinu. Vienu žodžiu, atėjau ir galvoju, ką jaunimas mums parodys, ką čia sukūrė, ko mums sudomins. Galvoju, ką čia pasiūlys. Atėjau, radau visko, labai įdomu, žinokit, spalvinga, tepliuotis galėjom kaip vaikai, daryt galėjom viską, kalbėt galėjom viską. Nu, labai įdomu tarp bendramžių, žinokit, papulti. Aš tai jau įvertinu labai. Labai, visos laimingos ir gražios, žiūrėkit, va, šypsenos kokios mūsų. Atėjau su nerimo ir smalsumu, o išeinu visą atsipalaidavus, patenkinta, laiminga, Išsikalbėjusi. viskas šilta ir tikrai tas kalbėjimas, išsikalbėjimas kažkoks, įžvalgos kažkokios, tai Vertinimai. ir ta laisvė, kaip sakė, piešiant, Diskutuot galim taškantis. laisvai. Ne, namuose mes taip nesiterliotumėm, tik aš taip įsivaizduoju, kad pakviesčiau draugę ten prie kavos ir sakyčiau, ar nori pravesiu tau pamokėlę vieną, ten sukurt ką nors, jau galėčiau parodyti, galėčiau nustebinti. Padeda. Tikrai padeda. Labai. Aš abejočiau. Labai priklauso nuo tavo vidaus, apskritai, ko tu nori. Ir vis tik tai nuo tavo nusiteikimo, nuo požiūrio, nuo daug ko priklauso. Ir tikrai, kad ne visada gali atpalaiduoti nuo tos. Bet gyvenimas pasiūlo. To labai norėtųsi. Bet ar gali, čia jau diskutuotinas filosofinis klausimas. Taip, šitie seminarai iš tikrųjų daugiau paskatino ir domėtis tom technikom, nes tikrai mačiau naudą ir žmonėms, didelę naudą, ir norėtųsi vis daugiau pačiai žinoti, kad jas galėtum taikyti tiek savo asmeniniam gyvenime, tiek su savo žmonėms, su kuriais tenka dirbti visose savo veiklose ir net neišskiriant amžiaus grupės, ir seniorams, ir vaikams tas technikas tikrai yra labai smagu ir labai gera taikyti tiek pačiam, tiek matyti naudą, kokią patiria žmonės. Po šių seminarų iš tikrųjų pati pradėjau atidžiau žiūrėti, kaip aš atlieku kitas veiklas, pradėjau jas atlikti daug ramiau, susitelkti pačias veiklas, kurias atlieku, ir lygiai taip pat vėlgi galvoju ir apie žmones, kurie atlieka kitas veiklas, gali daugiau padėti visiems žmonėms, su kuriais dirbi, kad jie susitelktų į tas veiklas, kurias darytų, nebėgioti, nebesimėti tarp skirtingų veiklų, o tikslingai daryti vieną veiklą, susitelkiant į ją ir skiriant visą dėmesį būtent tai, būti čia ir dabar. Į streso valdymą iš tikrųjų pateikia taip, kad atrodo labiau susitelkdamas į tai, ką darai čia ir dabar, supranti, kad mažiau patirsi streso, negu mėtydamasis tarp skirtingų veiklų, tarp skirtingų užsiėmimų, o būdamas tiek su klientais, kai galvoji būtent apie savo klientus, apie savo žmonės, su kuriais tu čia dabar dirbi, kad nebeapsikrauni galvodamas kitom veiklom, o būni čia ir tiesiog tai padeda pačiam nusiraminti, ir ta ramybė, jinai tikrai labai jaučiasi ir žmonėms, su kuriais dirbi, ir tos veiklos būna sklandesnės, būna efektyvesnės ir matai naudą žmonėms.